Sveiki visi, Mindaugas su jumis ir Lightroom pamoka. Šį kartą norėčiau parodyti, kaip galima vinjetuoti nuotrauką, tai yra padaryti, kad jos kraštai būtų arba tamsesni, arba šviesesni. Tai vadinasi vinjetavimas. Kai kurie objektyvai natūraliai vinjetuoja, ypač labiau atvėrus diafragmą, tai yra 2.8, 1.4. Tas vinjetavimas gaunasi natūraliai ir nuotraukų kraštai patamsėja. Čia yra nuotraukos jau senos 2012 metų lapkričio 21 darytos iš Paryžiaus. Tai pažiūrėkim, ką mes čia galėtume kurią pavinjetuoti. Galbūt pasimkim Notre Dame katedrą ir pažiūrėkim, ką su ją galima padaryti. 4 nuotraukos, kurias atsirinkau. Galbūt šita geriausiai žiūrisi, ne tik pastatas, bet ir išplaukę žmonės. Žiūrim, kokie čia buvo nustatymai. Tai 1/3 sekundės ISO 1250 f2.8 14-24 objektyvas. Tikrai prisimenu, kad čia buvo labai mažai vietos. Lyg tai iš karto, kur stoviu už nugaros, vyko ar statybos, ar buvo kažkokia tvora, kuri neleido šiek tiek atsitraukti toliau, kad viskas tilptų, ir fotografavau iš rankos, nes vėl nebuvo fotiko kur padėti, o trikojo neturėjau. Tai dėl to ISO toks aukštas ir 1/3 sekundė žmonės išplaukia. Kaip ir viskas ok. Pasižiūrėkime, ką čia galima padaryti. Kaip sakiau, pagrindinė tema bus vinjetavimas, bet labai greitai pabandykime mes kažką padaryti su pastatu, kad jis nebūtų toks persisukęs ar kreivas. Gerai, highlight šiek tiek į apačią, blacką į kairę, kad atsirastų kontrastas. Gal šiek tiek dar kontrastą uždėti pačio. Gerai, kadangi čia apačioje tokia geltonai purvinai oranžinė spalva, tai pamėginkim su saturation šiek tiek tą spalvą prigesinti. Gal eikime į luminance ir mėlyną spalvą dar patamsinkim šiek tiek. Gerai, o jeigu tą patį oranžą patamsintume, good. Yellow irgi šiek tiek pritamsinam ir dar prigesinam. Ok. Gerai, ant tone curve galima padaryti tokį paprastą S dėl to pačio kontrasto, nes tai buvo vakaras ir reikia, kad būtų aštrios spalvos ir tas pastatas ganėtinai kontrastingas. O žinant, kad fotografuota iš rankos, tai čia tikrai jis nėra toks ryškus ir kamera bent šiek tiek tikrai sujudėjo. Gerai, pažiūrėkime, ką siūlo transformas, ir jeigu spaudžiame ant auto, kaip jis pasiūlys pataisyti tą pastatą. Šiek tiek patiesino, bet nukirto nemažai kojų praeiviams. Gerai, mes padarykime auto ir eikime į aspektą, atrodo. Nope, jeigu mes taip labai ištampo, netinka. Scale'as ką daro? Scale'as, va taip, gal man padarykim. Aš noriu, kad nenusikirptų labai kojos šitų praeivių ir kad matytųsi pilnas siluetas, kur jie čia vaikšto. Good. Tos baltos linijos, jas galima su kropu iškirpt, prarandam šiek tiek kraštus, arba su Photoshopu ten galima bandyti jas užpildyti, bet tiesiog paimkim labai paprastai ir nukirpkim. Ir dabar einame į Effects ir atsiranda Post-Crop Vignetting. Banaliai jis atrodo taip, galima taip padaryti, bet pažiūrėkim, ar yra kažkokių įdomesnių variantų. 2 kartus galim spausti ant Post-Cropping Vignetting ir visi nustatymai grįžta į 0. Pasirinkimai Highlights Priority, Color Priority ar Paint Overlay. Realiai nežinau, ar yra labai didelis skirtumas tarp šių 3. Highlights yra by default pažymėtas, tai aš su juo visą laiką ir dirbu, prie kitų nebėgioju. Ir 2 variantai. Arba tamsinti kraštus arba šviesinti. Labai priklauso nuo to, kokią nuotrauką ir ką norite padaryti. Kadangi čia yra vakaras ir visas akcentas į šitą katedrą, tai bandykime mes kraštus užgesinti, kad visas žvilgsnis kryptų iš karto į ją. Gerai, kiek toli mes galime eiti,
kad būtų ne per stipru. Ok, tarkim šitoks variantas ir midpointas. Midpointas atrodo taip, bet jeigu nesuprantat, kas vyksta, visuomet yra toks pagalbininkas kaip Option arba Alt. Klaviatūroje spaudžiat Alt, spaudžiat ant midpointo ir matote, kaip atrodo šitas įrankis, kaip jis veikia. Aš būtent dabar su Option paspaudęs reguliuoju jo reikšmes ir matote, kaip jis keičiasi. Atleidžiam Alt arba Option ir tas veikimas yra, bet jis nėra toks ryškus ir tą midpointą galim stumti į dešinę, kad pabėgtų visas patamsinimas nuo centro į šoną. Tai midpointas į dešinę ir tiek padarom. Gerai, su roundness lygiai tą patį galime padaryti. Matome, kaip veikia roundness, kaip jis formuoja tą vinjetavimą. Aš dažniausiai jį stumiu į dešinę ir ganėtinai daug. Feather galim pažiūrėti, kaip gražiai pereina nuo jokio perėjimo iki 100%, tai yra labai švelnus ir tolygus perėjimas. Jeigu susistumdė midpoint, roundness ir feather, galima dar pažaisti su amount, ypač jeigu matome, kad efektas nėra labai didelis. Tai bandykim, tarkim, tiek palikti. Pasižiūrim, ką daro highlights. Highlight šviesina šviesiausias vietas. Iš čia mažai veikia. Tai vienas iš variantų, koks galėtų būti su vinjetavimu, būtent toks. Nepasidarėm snapshoto, galim bėgti į pradžią, kuri buvo tokia ir paskutinis nustatymas buvo toks. Gal šiek tiek per tamsiai, tai pridėkim šviesos. Ok, kadangi čia yra daug triukšmo, galima dar tiesiog eiti į noise ir jį šiek tiek sumažinti, tuo pačiu uždedant šarpo, taip atrodo. Jeigu norim šviesinti, dvigubas paspaudimas ant pause cropping, vėl grįžtam prie 0 ir einam į šviesinimą. Tik tai tas šviesinimas čia nelabai tinka, vien dėl to, kad čia yra naktis ir nuotrauka netrodys gražiai. Tai Ctrl Z ir grįžtam į tą paskutinį variantą. Štai taip atrodo effects ir vinjetavimas. Jeigu galvojate, kaip čia atrodytų ar neuždengti tos vietos, prisiminkit, kad yra Options arba Alt ir ant kiekvieno nustatymo galite tiesiog paspaudę Alt arba Option žiūrėti, kaip jis veikia. Viskas labai paprasta ir kai matote, kad jau ta erdvė, kurią reikia pažymėta, atleidžiat, viskas veikia. Ačiū, kad žiūrėjot, nykštis į viršų, jei patiko, jei norite dar pamokų, spauskite subscribe, ateityje tikrai jų bus ir gausite visą informaciją apie jas. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.